Na ir šios sesijos desertas, ringas, debatai, kontroversijos. Tai kviečiu į ringą į žaliąjį kampą doktorantę Juliją Valančienę, Vilniaus universitetas. Ir į raudonąjį ringo kampą pakviesime gydytoją Miglę Natkevičienę iš LSMU. O diskusijos tema šį kartą akies centrinės arterijos okliuzija. Trombolizuoti ar netrombolizuoti. Paprašysime, atsiras skaidrė ir paprašysime pirmiausia pabalsuoti. Čia matome QR kodą, tai nusiskenuokite. Nemačiau tik tais klausimą, jeigu būtų galima pakartoti. Taip, va klausimas. Tai tas pats liečia ir visus, ir nuotolinius klausytojus, visi galite. Pacientams, kuriems diagnozuota akies arterijos centrinės arterijos okliuzija iki 4,5 valandos nuo ligos pradžios ir nesant kitų kontraindikacijų, ar turi būti taikoma intraveninė trombolizė? Taip ar ne? Prašom balsuokit. Kol kas balsai renkasi, dar tik 19-20 turime, bet tikėtina galėtume turėti daugiau. Išduosiu, kad po debatų šis balsavimas bus kartojamas. Klausimas turbūt gan filosofinis, ar čia tas pats, kas smegenų insultas, ar ne visai tas pats. Išgirsime pranešėjų apie rezultatus, apie sėkmę ir apie visą kitą. Turime 47 balsus dabar matau, 72, daugiau kaip 2/3 pasisako už taip, turėtų būti taikoma trombolizė, 28 susilaiko ir teigia, kad neturėtų būti taikoma. Tai daugiau lyg ir nebematau ateinančių balsų, kas norėjo, galėjo, subalsavo. Turbūt galim sustabdyti, manau, balsavimą. Ir matome rezultatus tokius, tai doktorantė Julija yra, iš karto bonusą gauna, labai geroj pozicijoje, nes liaudis ją palaiko. Pažiūrėsim, kaip bus gale. Prašom. Taip, tai sveiki visi. Ačiū už šitą garbę atstovauti trombolizės pusę. Ir nieko nelaukiant pradėkim nuo bazinių dalykų, kuriuos suprantant būtų lengviau nagrinėti vėliau klinikinius tyrimus. Tai pradėkim nuo apskritai naujojo išeminio insulto apibrėžimo, kuris apima ne tik galvos smegenų insultą, tačiau ir nugaros smegenų bei tinklainės infarktą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išeminis insultas yra lygu tinklainės infarktas dėl centrinės tinklainės arterijos okliuzijos. Kodėl taip yra? Tai dėl to, kad tinklainė iš esmės yra specializuota centrinės nervų sistemos audinio dalis ir net embriogenetiškai yra išsivysčiusi iš tarpinių smegenų. Dėl to atitinkamai abiems šiems organams yra būdingos panašios savybės, tai yra dideli medžiagų apykaitos poreikiai bei ribotas atsparumas išemijai. Kitas dalykas, kodėl taip yra gretinamas galvos smegenų insultas su tinklainės infarktu, dėl to, kad etiologiniai veiksniai yra iš esmės panašus. Tai tinklainės arterijos okliuzijos atveju dažniausias priežastinis veiksnys yra arba arterijų arterinė embolizacija arba kardioembolija. Ir įdomu tai, jog trečdaliui pacientų, kuriem yra diagnozuota tinklainės arterijos okliuzija, galvos MRT yra tuo pačiu metu stebimi ūmios išemijos židiniai. Tai iš esmės turim pakankamai įrodymų, kad trombolizė veikia esant galvos smegenų kraujotakos sutrikimui, todėl natūraliai kyla klausimas, kodėl turėtų neveikti tinklainėje. Jeigu mechanizmas yra tas pats, turim praktiškai tokį patį audinį ir traktuojam, kad tinklainės infarktas yra išeminis insultas. Kalbant apie tinklainės kraujotaką, svarbu suprasti, kad centrinės tinklainės arterija yra terminalinė oftalminės arterijos šaka, tai yra labai smulki kraujagyslė
Ir kuo tai yra svarbu, tai hipotetiškai turėtumėm galvoti, kad trombolizė turėtų veikti geriau, nes iš esmės esant smulkių kraujagyslių trombozijai turėtų būti efektas geresnis. Kitas dalykas apie skirtumus tarp galvos smegenų kraujotakos ir tinklainės kraujotakos. Tai žinome, kad galvos smegenų kolateralinė kraujotaka yra gerai išvystyta, vieniems žmonėms daugiau, kitiems mažiau, bet nuo to dažnu atveju priklauso būtent reperfuzinio gydymo sėkmė. Kuo daugiau turim kolateralių, tuo ilgiau galim išsaugoti gyvybingą audinį. Tuo tarpu vidinė tinklainės dalis priklauso vien tik tai praktiškai nuo centrinės tinklainės arterijos, o tuo tarpu cilioretinė arterija, kuri gali padėti išsaugoti centrinį matymą, turi tik tai trečdalis populiacijos. Ką tai reiškia? Kad turime labai ribotą laiko tarpą, per kurį galime išsaugoti gyvybingą audinį. Ir tai parodo tyrimai su gyvūnais. Eksperimentiniuose tyrimuose nustačius tinklainės arterijos okliuziją, negrįžtami pakitimai stebėti realiai po valandos 45 minučių, o šiek tiek modifikuotai populiacijai, tai primatam su rizikos veiksniais ir vyresnio amžiaus, kas iš esmės atitiktų centrinės tinklainės arterijos okliuzijos populiaciją žmonių, tie negrįžtami pakitimai stebėti po maždaug 4 valandų, tai vis tiek yra labai trumpas ribotas laiko tarpas. Tai iš esmės posakis time is brain yra ypatingai aktualus esant tinklainės infarktui. Dabar kyla klausimas, ar turime kažką pasiūlyti pacientam su tinklainės infarktu. Tai sisteminė apžvalga, nagrinėjanti atliktus tyrimus anksčiau, parodė, kad konservatyvaus gydymo priemonės neturi patikimų efektyvumo įrodymų. Na ir pradėkime nuo klinikinių tyrimų. Norėčiau pradėti atvirkštinę tvarką, tai yra nuo pačių naujausių, dėl to, kad jie būtent nagrinėjo trombolizę tam ribotam jautriam laike, tai yra per 4,5 valandų. Tai pirmasis tyrimas buvo lygintos 2 grupės, tai yra alteplazijos grupė ir aspirino grupė. Deja, bet šio tyrimo metu statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių nebuvo stebėta, vertinant regos pagerėjimą per mėnesį laiko nuo skirto gydymo. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į skaitinę vertę. Tai trombolizės grupėje regos pagerėjimas stebėta 66%, lyginant su 48%. Ir norėčiau paminėti faktą, jog negydant tas procentas yra nesiekia 18%. Tai vertinant skaitinę vertę tikrai matome galimą pranašumą trombolizės. Dabar panagrinėkime, kodėl galėjo tas statistinis reikšmingumas šio tyrimo metu būti negautas. Tai pirmiausia, atkreipiu dėmesį į pacientų skaičių. Į tyrimą buvo įtraukti 65 pacientai. Labai nedidelis skaičius. Būtent dėl COVID pandemijos metu atlikto tyrimo buvo sunku įtraukti tinkamą skaičių pacientų ir dėl to atitinkamai turime nepakankamą statistinę galią. Kitas dalykas, kaip ta diagnozė buvo nustatyta. Tai buvo diagnozė nustatyta remiantis fundoskopiniais požymiais, tai yra tinklainės pabliškimas, vyšnios kauliuko vaizdas ir panašiai, kurie nustatyta, kad yra pakankamai vėlyvos išemijos požymiai. Tai reiškia, kad galbūt mes trombolizuojam per vėlai tuos pacientus. Ir dar vienas aspektas, tai kaip minėjau, laikas yra ypatingai svarbu prie tinklainės infarkto, o tuo tarpu šiame tyrime didžioji dalis pacientų buvo laike nuo 3 iki 4,5 valandų, o tam ankstyvame lange, tai yra iki 3 valandų, buvo tik tai vienas kitas pacientas. Dabar, kas liečia tyrimo saugumą, tai alteplazijos grupėje stebėta viena asimptominė intracerebrinė hemoragija, tačiau nestebėta jokių simptominių kraujavimų bei didžiųjų kraujavimų nei vienoje grupėje. Einam prie kito tyrimo, tai iš esmės viskas labai panašiai, skirtumas tas, kad vietoj alteplazijos buvo naudojama tenekteplazė.
Ir dėja, bet šis tyrimas taip pat neparodė statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių vertinant regos pagerėjimą. Ir panagrinėkime šitą tyrimą, kodėl tas statistinis skirtumas galėjo būti negautas. Tai šio tyrimo metu įtraukimo kriterijai buvo dar griežtesni. Tai buvo įtraukiami tik tie pacientai, kuriem buvo matoma fundoskopiškai vyšnios kauliuko vaizdas. Vyšnios kauliuko vaizdas yra nustatyta ankstesniais tyrimais, matomas kas antram pacientui, tik tai kas antram pacientui pirminėme fundoskopinėme tyrime, kuriem yra nustatyta tinklainės arterijos okliuzija ir tai laikoma vėlyvos išemijos požymių, kada jau galima tikėtis, kad yra įvykę negrįžtami pakitimai tinklainėje. Kitas dalykas, į tyrimą buvo neįtraukti pacientai, kurie turi kolateralinę kraujotaką per minėtą tą cilioretinininę arteriją. Ką tai reiškia? Kad į tyrimą buvo neįtraukti tie pacientai, kurie potencialiai turėtų daugiausiai naudos iš trombolizės. Na ir kitas svarbus aspektas, tai yra tyriamųjų skaičius. Vėlgi turim tik tai 78 pacientus ir dėl to turime nepakankamą statistinę galią. Tai iš esmės pagal tyrimo galę pakako nustatyti šansų santykį tik tai 4 arba didesnį, kas yra visiškai nerealistinis iššūkis, dėl to, kad visose tyrimuose, kurie yra atlikti anksčiau su galvos smegenų infarktų trombolizei, niekur nebuvo pasiekta šansų santykio daugiau negu 4. Tai čia būtų nerealistiška tikėtis pasiekti tokius rezultatus šiame tyrime. Kalbant apie saugumą, tai taip, šiame tyrime jau buvo stebėta ir simptominių intracerebrinių hemoragijų tenekteplazijos grupėje, bet vis tik tas procentas buvo panašus kaip ir trombolizės tyrimuose ankstesniuose prie galvos smegenų infarkto. Tai iš esmės čia turėjom 2%, o esant galvos smegenų infarktui procentas yra nuo 1 iki 4. Dabar, kas liečia anksčiau atliktus tyrimus, tai čia yra tokia apibendrinanti metaanalizė, ganėtinai šviežia, 25 metų, į kurią įtraukta jau didelis pacientų skaičius, beveik 800 iš visų anksčiau atliktų tyrimų. Ir į ką čia norėčiau atkreipti dėmesį, kas metaanalizės metu rasta, tai kad skiriant gydymą iki 4,5 valandų, stebėta 3 kartus regos pagerėjimo dažnis didesnis trombolizės grupėje negu konservatyvaus gydymo grupėje. Ir kitas įdomus radinys, kad nustatyta metaanalizės metu, kad tam, kad būtų nustatyta šansų santykis 3 arba daugiau, į randomizuotą klinikinį tyrimą turėtų būti įtraukta bent jau 95 pacientai. Tai nei viename iš tų mano nagrinėtų tyrimų šitas pacientų skaičius nebuvo pasiektas. Tai kyla natūralus klausimas, ką daryti praktikoje, kaip elgtis su pacientais, kurie atvyksta su centrinės tinklainės arterijos okliuzija. Tai žiūrim labai paprastai. Jeigu nieko nedarysim, kokia yra paciento prognozė? Atsakymas, prognozė yra bloga. Realiai tik tai mažuma pacientų pasiekė regos pagerėjimą nieko nedarant. Tada sekantis klausimas, ar regos praradimas yra invalidizuojantis simptomas. Pagal šių metų AHA gairės trombolizė turi būti atliekama, jeigu turime invalidizuojantį simptomą. Turbūt visi sutiksit, regos praradimas yra invalidizuojantis simptomas kiekvienam žmogui. Ir čia tik tai porą iliustracijų, specialybių, kurių atstovam praradus regą reikštų darbo praradimą, tai reiškia finansinį nukentėjimą ir ekonominę naštą ir valstybei. Kitas klausimas, ar turime pacientui pasiūlyti kažką geresnio? Atsakymas, ką nagrinėjome, konservatyvaus gydymo priemonės neturi patikimų efektyvumo įrodymų, todėl jų siūlyti negalime. Ir paskutinis klausimas, ar mes nepakenksim pacientui darydami trombolizę? Atsakymas yra, kad intracerebrinio kraujavimo dažnis yra panašus
kaip ir esant galvos smegenų infarktui, taikant trombolizę. Todėl iš esmės vertinant ilgalaikės neigiamas pasiekmes, tai, jog nėra kitų efektyvių gydymo priemonių, komplikacijų rizika yra santykinai maža, tai intraveninė trombolizė turėtų būti taikoma esant centrinės tinklainės arterijos okliuzijai, jeigu pacientas atvyko laiku, yra aiški diagnozė ir nėra didelės kraujavimo rizikos. Faktas, kad reikia tikrai daugiau randomizuotų klinikinių tyrimų, bet norėčiau priminti tai, jog pirmieji tyrimai su intraveninė trombolize prie galvos smegenų infarkto buvo neigiami. Todėl mums tiesiog reikia daugiau daryti, įtraukti daugiau pacientų į tyrimus, išskirti grupės, kurios galėtų turėti potencialiai didesnę naudą trombolizei ir, ką rekomenduoja AHA gairės, ieškoti biožymenų, kurie mums padėtų nuspręsti, numatyti, kuriem pacientam būtų sėkminga trombolizė. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū. Ačiū. Dabar prašom pailsėti truputį. Ir į areną kviečiu į kitą ringo kampą gydytoją Miglę Natkevičienę, kuri pasistengs mus įtikinti priešingai. Taip, tai sveiki visi. Ačiū labai konferencijos organizatoriams už galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Taigi esu iš Kauno, tačioje pranešimo dalyje pabūsiu už šiek tiek konservatyvesnį tinklainės arterijos okliuzijos gydymo metodą ir pasistengsiu jūs visgi pakeisti tą pasirinkimo variantą ir rinktis aspiriną. Tai šioje pranešimo dalyje rėmiausi tais pačiais dviejais straipsniais, kaip ir kolegė Julija. Šiuo metu tai yra naujausi, randomizuoti, trečios fazės atlikti klinikiniai tyrimai. Ir pirmasis palygina alteplazės ir aspirino, o antrasis tenektaplazės ir aspirino gydymo veiksmingumą esant tinklainės arterijos okliuzijai. Pradžioje apie tyrimą su alteplaze šiek tiek plačiau papildant kolegės Julijos dalį, tai matote įtraukimo ir neįtraukimo kriterijus. Įtraukimo vieni pagrindinių kriterijų buvo, kad tinklainės arterijos okliuziją patvirtino gydytojas oftalmologas atlikęs fundoskopiją, kur buvo matomi būdingi požymiai kaip tinklainės bliškumas, vyšnios kauliuko dėmė ir nuo simptomų pradžios praėjo mažiau nei 4,5 valandos. Buvo dvi grupės - aspirino ir fiziologinio placebo ir alteplazės bei peroralinio placebo. Abiejose grupėse buvo po 35 pacientus. Pirminėse ir antrinėse baigtise buvo vertinamos regos pagerėjimas pagal logMAR skalę. Ši skalė dažniausiai naudojama tik klinikiniuose tyrimuose, ji yra tikslesnė nei praktikoje naudojami regos aštrumo matavimo vienetai. Na ir bendram principui suprasti, 0,0 skaitosi normalus regėjimas, o esant teigiamoms reikšmėms, regėjimo aštrumas blogėja, o nuo vieneto ir daugiau teisiškai yra pripažįstamas aklumas. Buvo vertinamos pirminės, antrinės baigtys ir komplikacijos. Pirminė baigtis tai buvo regos pagerėjimas bent per 0,3 logMAR vienetus po 1 mėnesio po taikyto gydymo, o antrinės vertinamos kaip taip pat po 1 mėnesio ir buvo vertinami pacientai, kurių rega atsistatė iki logMAR ribos, kuri nebelaikoma aklumu, ir iki ribos, kuomet rega funkciškai atsistatė, ir pacientai galėjo skaityti. Taigi, ką parodė tyrimas, alteplazės paskirimas per 4,5 valandos nuo simptomų atsiradimo regėjimo aštrumo palyginus su aspirinu reikšmingai nepagerino. Nors abiejose grupėse vidutinis regėjimo aštrumas pagerėjo, daugumai pacientų regėjimo aštrumas išliko virš 1,3 logMAR, o tai rodo išlikusi didelį funkcinį sutrikimą ir monokulinę aklumą. 14% pacientų alteplazės grupėje ir 7 aspirino grupėje regėjimo aštrumas pagerėjo iki 0,5 logMAR vienetų, o tai rodo reikšmingą atsigavimą po aklumo iki to funkcinio regėjimo lygio. Tai yra pakankamai gero kasdieniams užduotims atlikti.
Na ir kodėl šio tyrimo rezultatai skiriasi nuo senesnių tyrimų? Tai ankstesni tyrimai parodė, kad nuo 25 iki 50% pacientų regėjimas atsistatė iki funkcinio regėjimo taikant trombolizę. Tačiau šie straipsnėje minimi tyrimai buvo observacinės kilmės, jie nebuvo randomizuoti, neatsitiktinių imčių. Šių tyrimų, kaip ir iš pirmo vaizdo geresniems rezultatams, įtakos turėjo pacientų atrankos šališkumas, pacientai, kuriems buvo nepilna okliuzija, parinkti jaunesni pacientai, galimai su lengvesne tiesiog ligos eiga. Na, o šis tyrimas, jis buvo prospektyvus, atsitiktinių imčių, todėl jis greičiausiai pateikė realesnius tuos gydymo alteplaze rezultatus. Ar alteplazė yra saugi esant tinklainės arterijos okliuzijai, tai simptominių ICH tyrime nebuvo registruota, buvo nustatyta viena besimptomė ICH atsitiktinai atlikus kompiuterinės tomografijos tyrimą 24 valandos po ligos pradžios, na, o daugumo rimtesnių komplikacijų nebuvo sukeltos pačios alteplazės, kaip endarterektomija, kraujavimas iš virškinamo trakto ir tinklainės neovaskuliarizacija. Tad galima prieiti išvados, kad didelių saugumo problemų šiame tyrime su alteplaze nebuvo nustatyta. Na ir negaliu nepaminėti tyrimo trūkumų, kaip ir kolegė Julija minėjo, tai buvo tiesiog per maža tyrimo imtis ir didesnis nei tikėtasi pasitraukusių pacientų skaičius. Tyrime buvo daroma prielaida, kad tik 10% aspiriną vartojančių pacientų būklė pagerės bent per 0,3 logmar vienetus. Ši prielaida buvo pagrįsta senesniais tyrimais bei metaanalizėmis. Tačiau gauti kiek kitokie rezultatai, net 48% aspiriną vartojusių pacientų būklė pagerėjo per tuos 0,3 logmar vienetus per vieną sekimo mėnesį, vietoje autorių tikėtųsi 10%. Tad autoriai toliau panagrinėjo šį rezultatą ir aiškina jį taip, kad tinklainės arterijos okliuzija ne visada yra negrįžtama, kai kuriems pacientams gali būti dalinė arterijos okliuzija, tai gali lemti spontaninį regėjimo pagerėjimą, nepaisant taikyto gydymo. Taip pat visi pacientai buvo gydyti per 4,5 valandos ir paguldyti į specializuotą insulto centrą ir jie gavo tą neatidėliotiną medicininę pagalbą, antitrombocitinį gydymą, buvo stebimi ir buvo monitoruojami. Na ir tokia struktūrizuota ir greita priežiūra gali pagerinti to gydymo rezultatus. Na ir kita prielaida tokia, kad aspirinas iš tiesų padeda, nes užkerta kelią tolesniai trombocitų agregacijai, stabilizuoja ir apriboja trombų augimą. Na, autoriai taip pat savikritiškai įvertina pagerėjimo apibrėžimą per 0,3 logmar vienetus, kas nebūtinai yra reikšminga. Ir taip pat svarsto, kad negrįžtama tinklainės išemija gali atsirasti daug anksčiau nei anksčiau manyta, net per 15 minučių. Taigi šio tyrimo klinikinė vertė, kad alteplazė per 4,5 valandos reikšmingai nepagerino regėjimo lyginant su aspirinu, tačiau reikalinga be abejo atlikti didesnės imties tyrimus. Na ir kalbant trumpai apie tyrimą, kuriame buvo lyginamas aspirino ir tenektaplazės veiksmingumas, jis buvo atliekamas ir Kauno klinikose, į dienos šviesą išleistas 25 metais. Įtraukimo ir neįtraukimo kriterijai buvo panašus kaip ir tyrime su alteplaze. Vėlgi buvo dvi grupės - aspirino ir placebo, tenektaplazės ir peroralinio placebo, po 39 pacientus kiekvienoje grupėje. Autoriai įvardino pirminės ir antrinės baigtis, iš esmės jos nesiskyrė ir nuo tyrimo su alteplaze. Na, tik atkreipiu dėmesį, kad pirminė baigtis vietoje alteplazės pagerėjimo per 0,3 logmar vienetus čia buvo įvardinta kaip regos pagerėjimas iki 0,7 logmar ar geriau. Tai yra žmogus teisiškai nebuvo laikomas aklu. Na ir ką parodė šis tyrimas, tai regėjimas per 30 dienų nuo paskirto gydymo 8
tenektaplazės grupėje ir 9 aspirino grupėje regėjimo aštrumas pagerėjo per tuos 0,7 logmar vienetus, tačiau tyrimas visgi neparodė tenektaplazės pranašumą prieš aspiriną. Tai ar tenektaplazė saugi esant tinklainės arterijos užsikimšimo atveju, šioje grupėje vis dėlto įvyko vienas intrakranijinis kraujavimas pasibaigęs mirtimi, o šios grupės imtis buvo maža, 38 pacientai, kitų reikšmingų komplikacijų grupėse nebuvo aprašyta. Ir kalbant vėlgi apie trūkumus, tai buvo per maža tyrimo imtis. Šiuo metu esančių tyrimų duomenimis tiek alteplazė, tiek tenektaplazė neparodė pranašumo tinklainės arterijos okliuzijos gydyme lyginant su aspirinu. Aspirinas išlieka saugus pasirinkimas, tačiau reikalingi didesnės apimties tyrimai. Ir be abejo, reikia prisiminti, kad kol kas tinklainės arterijos okliuzija nėra įtraukta į trombolizės protokolą, nes tiek alteplazės, tiek tenektaplazės registracijoje nėra nurodyta tinklainės arterijos okliuzija, nes tyrimai dėl efektyvumo ir saugumo šiuo metu dar tebevyksta. Tai kol kas, kol nėra tų tvirtesnių įrodymų, aspirinas išlieka kliniškai reikšmingas ir saugesnis pasirinkimas. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai už pristatymą. Prašom, prisėskit, pailsėkite. Tai džiugu, abi prelegentės pristatė tuos pačius 2 tyrimus, tuos pačius rezultatus, bet kaip dažnai būna, juos galima žiūrėti ir vienaip, ir kitaip. Stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia. Gal auditorija turėtumėt klausimų abiems pranešėjams? Prašom. Kadangi tyrimai tie patys, tai ir klausimai abiems. Ar buvo kažkas, sakoma, apie kesobolio masažą? Ar buvo privaloma taikant konservatyvų gydymą? Ar tikrai buvo kažkoks protokolas to masažo? Dėl masažo, tai jokių nėra efektyvumo įrodymų, kad jisai būtų apskritai taikomas ir naudingas, ir tyrimuose mano žiniom nebuvo įtraukta. Nėra. Būtų įdomu ir smegenys pamasažuoti insultą, bet bėda, kad čia tie kaulai neleidžia. Taip, daugiau klausimų, prašom. Norėjau paklausyti, kaip jūs abidvi asmeniškai vertintumėt tokį regos pagerėjimą, kabutėse, iki ne visiško aklumo arba pusiau visiško aklumo. Ar tai būtų tenkintinas rodiklis gyvenime? Toks, koks buvo tyrimuose stebėtas. Čia turbūt vėlgi labai individualu ir ką savo pranešime pabaigoje parodžiau, tai, sakykime, jeigu pacientas yra vairuotojas, pilotas, mikrochirurgas, tai jam rega yra pagrindinis jo organas, iš esmės, jo darbo įrankis. Tai jam tai bus labai invalidizuojantis simptomas ir jam pagerėjimas yra ypatingai svarbus. Jeigu turime pacientą, kuris gyvena namie, nelabai kur išeina, mažai apsitarnauja, tas nedidelis regos pagerėjimas bus reikšmingesnis. Bet kokiu atveju, bet koks regos pagerėjimas, manau, yra labai reikšmingas faktorius. Gal aš tik tai pridėsiu, kad tam pirmajam tyrimė atėjo su alteplaze buvo kažkaip keistai taip apibrėžtas tas regos pagerėjimas per 0,3 logmar vienetus, nes kartais ta rega pagerėdavo per tuos vienetus, bet pacientas vis tiek skaitydavosi aklas, tai klinikinio tokio pagerėjimo ir praktinio, tai jo nebuvo. Prašom, docentas Aleksandras. Galbūt galima manyti, kad jeigu būtų apribota ne iki 4,5 valandos, o pavyzdžiui iki 3 valandų rezultatai būtų kitokie, tai gal reikėtų ir galvoti netoks ilgas terapinis langas. Man ruošiantis šitam pranešimui ta pati mintis kilo ir aš galvoju, kad iš tikrųjų reikėtų trumpinti tą langą, bet aišku, tą padaryti logistiškai yra labai sudėtinga dėl to, kad
mums reikia įtraukti 2 specialybių gydytojus ir dažniausiai tinklainės arterijos okliuzijos pacientai patenka pirmiausia pas oftalmologą. Ir žinom, kad oftalmologai šiaip nėra pratę prie ūmių būklių. Neurologam tai yra įprasta. Klasteris, eini, darai greitai. Oftalmologam tai yra didžiąją dalim planiniai pacientai. Tai tiesiog logistiškai yra labai sunku tą padaryti. Tai turbūt jeigu būtų tikslingiau tokie pacientai nukreipiami greičiau, sakykime, neurologų ir neurologas nukreipia oftalmologui, tada galbūt įmanoma. Bet šiaip mintis tai tikrai kuo anksčiau, tuo geriau. Ir dar ko gero, kad šviesti ne tik gydytojus pačius oftalmologus, apmokyti, atpažinti tas ūmes būklės, bet ir pačius pacientus, nes tai yra neskausmingas regos, vienos akies praradimas regos ir pacientai tiesiog nežino tų požymių tinklainės arterijos okliuzijos ir nepatenka laiku, o mano ten pranešime buvo paminėta, kad nuo 15 minučių gali atsirasti negrįžtami pokyčiai tinklainiai, tai jau su insultu žmonės pusę paralyžiuotų galūnių neatvyksta per 15 minučių niekad praktiškai, tai tikėtis, kad su aklumu tokiu atvyks per 15 minučių, praktiškai tiesiog neįmanoma yra. Dar trumpas komentaras, kad ir kai buvo pristatytas Tenkravos tyrimas ESOKE, irgi pagrindinis tyrėjas teigia, kad iš tikrųjų iškėlė tą problematiką, dėl ko taip sunkiai sekėsi įtraukti pacientus, nes tikrai kai kuriuose centruose nebuvo įtrauktas nei vienas pacientas, tai būtent, kad tikrai sunku juos pagauti, dėl to visapusinio ir pacientų nesupratimo, kad tai yra ūmi būklė, ir laiku nenukreipimo į gydymo įstaigą, ir aišku, tų logistinių aspektų pačio ligoniniai ir oftalmologam perdavimo neurologam. Antrinčiau, nes iš tikrųjų tam tyrime, kur mes irgi dalyvavom, tai Tenkravos įtraukiam vos 3 pacientus per 2 berods metus, tai kaip ir skaito neblogai, bet tie pacientai tikrai atvykdavo galbūt ir anksčiau negu 4,5 valandos, bet užtrukdavo ir tyrimai, ir oftalmologo apžiūra, ir kraujo tyrimo paėmimas. Tai čia su 3 valandom turbūt būtų labai didelė problema. Kita vertus klausimas, tai vėlgi turbūt reiktų klinikinio tyrimo, nes ar tos 3 valandos yra pakankamai. Ir dar vienas momentas, tai tam tyrime buvo bandoma daryti ultragarsinę analizę centrinės tinklainės arterijos, ypač vertinant, ar yra tas vadinamas trombas, spot sign, toksai kalsifikacijos galbūt įrodymas hiperechogeniškas, bet vėlesnės analizės nebuvo padaryta. Tai yra tyrimų, kurie rodo, kad jeigu yra kalsifikacija, tai panašiai kaip ir širdies vožtuvų tam tikrų operacijų metu, trombolitikas yra faktiškai neefektyvus dėl to, kad ten nėra daug fibrino. Tai čia galbūt vienas iš tokių galimų pasvarstymų, kodėl nėra tokia efektyvi trombolizė. Dar mano klausimas abiem pranešėjim, pristatėt klinikinių tyrimų, kad ir nedidelių imčių rezultatus, o klinikinių atskirų atvejų aprašymus, jeigu teko matyti, yra tokių labai gero greito efekto aprašymai, kaip po trombolizės atsistatė rega staiga. Ta paskutinė 25 metų metaanalizė, kur pristačiau, tai ten įeina ir visi case reportai. Tai aišku, yra tokių sėkmingų atvejų vienetai, bet jie į metaanalizę buvo įtraukti. Tai iš esmės į tą apibendrinimą jų rezultatus irgi turim. Aišku. Ačiū. Dar vienas klausimas, kuris atėjo iš nuotolinių dalyvių, toks įdomus, susišaukė su ankstesniais. Ar po praeinančios tinklainės išemijos, apie ką diskutuojam, ir esant prieširdžių virpėjimui, ar toliau gydymui verta prie antikoaguliantų pridėti antiagregantus? Ten buvo pranešimai apie PV ir karotidinę stenozę, šiuo atveju PV ir įvykęs tinklainės įvykis. Kaip antiagregantai? Iš esmės tai priklauso nuo to, koks mechanizmas yra iš to tinklainės infarkto.
Tai, kaip minėjau, iš esmės kalbam apie tą patį etiologinį mechanizmą, kaip ir prie galvos smegenų infarkto. Tai jeigu turim, pavyzdžiui, didelio laipsnio karotidinę stenozę, ją reikia stentuoti, nes jinai yra simptominė stenozė. Jeigu turime galimą kardioemboliją, žinoma, reikia antikoaguliuoti, nes PV buvo pagrindinis mechanizmas. Ačiū. Daugiau klausimų? Išseko? Na tai tuomet turbūt pabalsuokim dar sykį, jeigu galima dar kartą balsavimą ir pasižiūrėkime, kaip pavyko ar nepavyko pakeisti auditorijos nuomonę. Klausimas tas pats, ar turi būti taikoma intraveninė trombolizė, diagnozavus akies centrinės arterijos okliuziją. Iki 4,5 valandos, kol kas apie tokį intervalą kalbame. Turėjome 47 pirmą sykį atsakiusius, dabar šiek tiek mažesnis skaičius. Matome, šiek tiek daugiau, atrodo, atsirado skeptiškiau nusiteikusiųjų. Nebuvo 28 berods procentai, dabar jau 53. Taip, 40, 41. Na, panašu, kad bus labai lygi jėgų pusiausvėra. Stabdom. Truputį suvėlavom. Gerai, ačiū labai. Na, bet kuriuo atveju matome, kad turbūt reikia laukti dar papildomų tyrimų, klinikinių tyrimų, jeigu tokie bus organizuojami, bet suprantama, juos sunku surinkti, 2 bandymai buvo tikrai kuklus. Bet kuriuo atveju labai ačiū pranešėjams, ačiū balsavusiems ir skelbiu pertrauką.